20 tūkstančių eurų nėra skaičius, ties kuriuo tampi turtingas. Tai yra bilietas į ramybę, leidžiantis smegenims išjungti išgyvenimo režimą ir pradėti matyti galimybės. Kol neturi šio dirbančių pinigų rezervo, lengva įstrigti nerime ir išeikvoti visą energiją kasdienių gaisrų gesinimui. Tuoj atskleisiu, kaip nuoseklus investavimas padeda greičiausiai pasiekti šią sumą, perprogramuoja mąstymą ir grąžina tau gyvenimo kontrolę. Sveiki, aš Auksė. Gyvenimas, kai visas saugumas priklauso tik nuo kito atlyginimo, kainuoja daug brangiau, nei mes galime įsivaizduoti. Tačiau kelias link tos 20 tūkstančių eurų laisvės neprasideda nuo paties pirmo investuoto euro. Prieš pradedant įdarbinti pinigus, privalu turėti finansinę pagalbę. Tai yra atskirai laikoma ir greitai pasiekiama pinigų suma, skirta išimtinai tik toms dienoms, kai gyvenimas staiga pakiša koją. Neturėdamas šio pirminio rezervo, o ilgainiui ir už tave dirbančio kapitalo, tu tiesiog atiduodi savo ramybę. Toks kasdienis balansavimas ant bedugnės krašto yra lyg bandymas atsipalaidavus mėgautis svajonių kelionę važiuojant greitkeliu, kai tavo automobilio degalų lemputė jau seniai mirksi raudonai, o aplinkui nėra jokios degalinės. Tu negali grožėtis vaizdais ar galvoti apie galutinį tikslą, nes tave nuolat kausto nuolatinė įtampa, kad variklis užges jau už kito posūkio. Pasak Vanguard tyrimo, net ir $2000 santaupos padidina finansinės gerovės pojūtį 21 procentų. O jei prie tos pradinės 2000 sumos pridedamos dar 3-6 mėnesių būtinosios išlaidos, finansinės gerovės pojūtis šokteli papildomais 13 procentų. Tačiau yra kur kas gilesnė problema, jei šio pamato neturi. Žmonės be jokių santaupų praleidžia beveik dvigubai daugiau laiko tiesiog galvodami apie savo finansus ir juos tvarkydami. Tai atima net virš 7 valandų per savaitę. Anot minėto tyrimo, dėl patirimo finansinio streso darbuotojai be atsargų pasižymi kur kas mažesniu produktyvumu ir darbe išvaisto 4 kartus daugiau laiko tiesiog blaškydamiesi. Tai net 6 valandos per savaitę vietoj 1,5. O štai pasiekus 20 tūkstančių eurų ribą įvyksta tikras tapatybės lūžis. Tu įrodai savo, kad moki atidėti momentinį malonumą. Nuo to momento tokie smūgiai, kaip netikėtas atleidimas iš darbo ar tūkstančius kainuojanti skubi, nekompensuojama dantų operacija, iš asmeninės finansinės katastrofos virsta tiesiog laikinu nepatogumu. Išeini iš gynybos pozicijos. Tavo smegenys nustoja matyti vien grėsmes ir pagaliau pradeda matyti galimybės. Tačiau, kaip žengti tą pirmąjį žingsnį, kai aplink tiek daug informacinio triukšmo? Ne vienas galvoja, kad investavimo sąskaitą reikia atsidaryti tik sukaupus didelę sumą ir jau tiksliai žinant, ką pirkti. Manau, tai yra klaida. Sąskaitos atidarimas nėra įsipareigojimas investuoti. Tai tik paruošta vieta tavo būsimiems pinigams. Kaip atidaryta banko sąskaita neįpareigoja tavęs iškart išleisti turimų pinigų, taip ir čia. Jeigu šiandien dar nesi pasiruošęs pirkti, viskas tvarkoj. Atsidarę sąskaitąje brokeryje, tu tiesiog žengi patį pirmą žingsnį ir leidi savo neskubant apsidairyti viduje. Mano pačios pirmas žingsnis buvo atidaryti sąskaitą Freedom24 platformoje. Būtent ten pradėjau savo kelionę ir supratau, kad vos per 15 minučių tu gali pereiti iš pasyvaus planavimo į realų veiksmą. Kadangi pati platforma ir konsultantų pagalba yra lietuvių kalba, prisijungimas ir sąskaitos valdymas net ir nieko bendro su finansais neturinčiam žmogui tampa labai paprastas. Galiu tave patikinti iš asmeninės patirties. Leidimas savo palengva susipažinti su aplinka dar prieš įdarbinant savo pinigus yra geriausias būdas išvengti brangių naujoko klaidų. Jei žiūri per kompiuterį, tiesiog nuskenuok ekrane matomą QR kodą, o jei per telefoną, nuorodą rasi po šiuo epizodu aprašyme. Kai bazė paruošta, galime pažiūrėti į skaičius. Nenaudosiu jokių išgalvotų pavyzdžių ir remsiuos realia rinkos istorija. Šiandien turime daugybę viso pasaulio fondų. Pavyzdžiui, VWCE, IWDA, VWBN ir daug kitų. Bendrai ETF arba fondas yra tarsi tobulai subalansuota Cezario salotų porcija. Tau nereikia pačiam atskirai pirkti salotos lapų, vištienos ar padažo ir spėlioti proporcijų. Tu vienu pirkimu
gauni jau paruoštą, profesionaliai sumaišytą pasaulio įmonių lėkštę. Kad pamatytum, kaip veikia sudėtinės palūkanos, skaičiavimams paimkime VWCE fondą. Tai jokių būdų nėra rekomendacija jį pirkti. Tai tik pavyzdys. Be to, jei nori detaliau apie šį ETF sužinoti, esu skyrusi atskirą epizodą, kurio nuorodą paliksiu aprašyme. Istoriškai šis fondas uždirbdavo 9,45% vidutinę metinę grąžą. Skaičiavimų paprastumui imkime suapvalintą 10% vidurkį. Investavimo pradžia yra lyg sunkaus krovininio traukinio išjudinimas. Štai kaip pavyzdį imu savo pačios viešą eksperimentą, kur kas mėnesį investuoju po 500 eurų. Aišku, tavo skaičiai gali būti visiškai kitokie. Gali susimodeliuoti skaičiuoklėje scenarijus pagal savo galimybės, bet pažiūrėkime į patį principą. Jei su ta 10% grąža investuoji po 500 eurų kas mėnesį, pirmiems 20 000 eurų pasiekti tau prireiks beveik 3 metų, tiksliau 35 mėnesių. Čia reikia daugiausiai disciplinos, bet tada traukinys įgauna inerciją, įsijungia sudėtinės palūkanos ir pažiūrėk į ekraną. Atkreip dėmesį, kaip ženkliai pradeda mažėti laiko kaštai tavo portfeliui augant. Nuo 20 iki 40 000 eurų tau prireiks jau tik 27 mėnesių. Nuo 40 iki 60 000 22 mėnesiai, nuo 60 iki 80 000 vos 19 mėnesių, o paskutinis šuolis iki 100 000 eurų praskrieja vos per 16 mėnesių. Bet pats įdomumas prasideda pasiekus 100 000 eurų ribą. Įvyksta magija. Per metus tu pats įneši 6 000 eurų, tačiau tavo investicijų portfelis uždirba virš 10 000 eurų pelno. Tavo pinigai pradeda dirbti sunkiau ir uždirba daugiau, nei tu pats įneši kas mėnesį. Kai pirmą kartą pamačiau, kaip portfelis pradeda auginti pats save, mano smegenys tą sunkiai suvokė. Kadangi pati kasdien einu šiuo keliu ir dalinuosi savo atradimais, jei tau įdomu stebėti šią kelionę gyvai ir mokytis kartu, tiesiog prenumeruok kanalą. Žinoma, stebint tokius didelius skaičius, gali kilti nusivylimas, panika ar apatija. Ir jei dabar atrodo, kad iki tokių sumų tau dar reikia kalnus nuversti, svarbu suprasti, kad viskas prasideda būtent nuo tos pirmosios 20 000 eurų ribos. Sukaupus ją, tu nustoji eikvoti energiją ir dėmesį mikrosprendimams. Nebeskaičiuoji kiekvieno cento prekybos centre, visa tavo atsilaisvinusi energija nukreipiama ten, kas išties kuria didžiulę pridėtinę vertę. Tai yra tavo pajamų didinimas. Prisidėti papildomus 100 eurų prie atlyginimo ir juos investuoti ilguoju periodu atneš nepalyginamai daugiau naudos nei nuolatinis laiko ir energijos eikvojimas taupant centus buityje. Beje, pameni, įžangoje kalbėjau apie tai, kaip ši riba perprogramuoja mąstymą ir grąžina tau gyvenimo kontrolę. Štai kaip tai atsispindi darbe. Kai turi santaupų ir investicijų, tu nebesijauti situacijos įkaitų. Turėdamas šį finansinį užnugarį, tu neprivalai mesti darbo, bet tavo psichologinė savijauta pasikeičia. Tu tampi labiau savim pasitikintis ir nebebijai pasakyti ne neadekvačioms užduotims, darbo sąlygoms ar perdegimui. Kaip rodo ir PwC darbuotojų finansinės gerovės tyrimas, finansinį saugumą jaučiantys žmonės beveik 5 kartus rečiau nešasi finansinį nerimą į darbą, sprendimus priima daug užtikrinčiau ir rodo geresnius rezultatus. Paradoksas tame, kad būtent ši rami ir tvirta pozicija darbdavio akyse neretai atveria duris paaukštinimui bei didesniam atlyginimui. Tačiau didesnis atlyginimas ar sėkmingai augantis investicijų portfelis atneša naują paslėptą riziką, labai žmogišką norą pasilepinti. Kai tik pradedi jaustis finansiškai tvirčiau, gali kilti impulsas save apdovanoti ir, pavyzdžiui, atsinaujinti automobilį į naują, kuris yra 30 000 eurų vertės. Svarbus momentas tas, kad turimas automobilis dažnu atveju dar važiuoja, todėl šis atsinaujinimas yra labiau psichologinis, o ne būtinybė. Čia aš naudoju labai paprastą alternatyvių kaštų taisyklę. Prieš pasiduodama tokiam emociniam norui išleisti didesnę sumą daikto atnaujinimui, pirmiausia paskaičiuoju, kiek tie pinigai man uždirbtų, jei juos tiesiog investuočiau. Pati vairuoju tvarkingą, bet vos 2,5 tūkstančių vertės automobilį su dujomis. Jis ekonomiškas, manevringas
ir puikiai atlieka savo funkciją. Nors psichologiškai jau norėčiau naujesnės mašinos ir ją galėčiau nusipirkti be lizingo, kiekvieną didesnį pirkinį vertinu per minėtą alternatyvių kaštų prizmę. Išleisti tuos 30 000 eurų naujai mašinai reiškia ne tik prarasti nemenką dalį jos vertės vos išvažiavus iš salono, bet ir sunaikinti potencialius 219 000 eurų per ateinančius 20 metų. Net nekalbu apie tai, kaip ši suma už mašiną išaugtų, jei būtų imamas lizingas ir mokamos palūkanos bankui. Kai tai pagalvoju, noras dirbtinai kelti savo gyvenimo lygį akimirksniu dingsta. O kad tavo sunkiai išjudintas sudėtinių palūkanų traukinys nesustotų ir santaupos nevirstų emociniais pirkiniais, tau būtina pritaikyti auksinę asmeninių finansų taisyklę ir išmokti pirmiausia susimokėti sau. Ką tai reiškia praktikoje? Dažniausiai gavęs atlyginimą, tu sumoki mokesčius, išdalini pinigus už nuomą, komunalinius bei visokias prenumeratas. Ir tik pačiame gale žiūri, ar kas nors liko tavo paties ateičiai, o neretai nelieka nieko. Susimokėti sau reiškia apversti šį procesą aukštyn kojomis. Pačią pirmą atlyginimo gavimo dieną tu nukreipi numatytą sumą savo investicijoms ir tik iš to, kas lieka, planuoji savo einamąjį mėnesį, kad šis principas veiktų sklandžiai ir tau nereikėtų kas kartą kovoti su pagundomis. Pinigai turi iškeliauti į visiškai atskirą erdvę. Mano atveju ta atskira erdvė yra brokeris Freedom24. Tiesiog nustačius automatinį pervedimą algos dieną, mano investicijoms skirti pinigai atsiduria kitoje sąskaitoje, dar nespėjus jų paliesti. Nors pačius fondus brokeryje tenka nupirkti pačiam, ši paprasta automatizuota taisyklė pirmiausia susimokėti sau viską pakeičia. Šią rutiną aš netgi paverčiau viešų eksperimentų pavadinimu Projektas 500, kur pati kas mėnesį įdarbinu 500 eurų. O jei smalsu, kas tai per eksperimentas, nuorodą palieku ekrano šone bei aprašyme. Jeigu ir toliau atidėliosi, atsiradus pagundai, savus pinigus greičiausiai tiesiog išleisi momentiniams norams, o jei tuos laisvus pinigus laikysi banko sąskaitoje vienoje krūvoje su pinigais maistui ir pramogoms, tavo ramybė ir perkama galia palengva mažins infliaciją. Todėl kviečiu pasinaudoti nuorodą, kurią rasi po šiuo epizodu aprašyme. Atsidaryk investavimo sąskaitą bei susikurk savo pirmą veikiančią pinigų paskirstymo sistemą, kad tavo planas neliktų tik teorija. Apibendrinant, tie pirmieji 20 000 eurų nėra apie turtus. Tai yra bilietas iš nuolatinio išgyvenimo režimo. Tu nustoji gesinti gaisrus, susikuri sistemą, kurioje tavo pinigai dirba patys ir neleidi gyvenimo būdo infliacijai pavogti tavo ateities. Tačiau pradėjus eiti šį kelią, galiausiai ateina diena, kai tavo sąskaitoje atsiranda didesnė suma. Galbūt tu po truputį sukaupiai pirmuosius 1000, o gal pardavei turėtą turtą ir iškart gavai, pavyzdžiui, 10 000 eurų. Būtent tada atsiranda naujas, nors ir teigiamas, bet vis tiek galvos skausmas. Šį sekantį etapą ir sprendimo būdus detaliau aptariau epizode, kurį jau dabar matai ekrane. Ar tą sumą skaidyti dalimis ir investuoti po truputį, ar visgi investuoti viską iškart? Bandymas per daug apsidrausti ir laukti geresnio momento sukuria ramybės iliuziją, kuri neretai kainuoja brangiau nei gali įsivaizduoti. Susimatysime ten ir iki kito karto.